Labą dieną visiems. Va, čia nusukimas į Kalvariją. Mes važiuojam šiandien per Kalvariją. Todėl ir aš, naudodamasis progą, noriu kalvarijokam ir kalvarijokėms perduoti linkėjimus. Laikykitės jūs ten. Žinau, kad yra nemažai sekėjų ir žiūrovų. Tik noriu paklausti, ar visi užsiprenumeravot pirmyn atgal? Kalvarija. Nemiegam. Prenumeruojam kanalą. Komentuojam. Laukiu nuo jūsų linkėjimų. Žiūrėk. Sakiau, gal dar nelenks. Kur tau nelenks? Štai tokie pas mus konščikai. Tingi lipti iš mašinų. Patikrina kokią vieną per valandą ir viskas. Truputėlis info, kur važiuojam. Turim 3 įsikrovimus Vokietijoje. Leipzigas, Regensburgas, Berlynas. Vat lenkai ką gerai daro, kad jie iš anksto ruošia tą pašalimą, visą barsto. Atrodo, kam čia barstyti ir taip sausa, bet jie žiūra į priekį. Tai labai yra pagirtina. Labai. Vėjas Lenkijoje, tai nežinau. Čia pajūry pranešė per radiją 100 km per valandą. Įsivaizduoja tokį vėją. O mano langai, va, aš dar Lomžos neprivažiavęs, o langai mano, ypač šoniniai, apnešti tai žiauriai nuo druskų. Stosiu degaliniai nusiplaut, nes ant lenkimų, kada eini, tai nelabai smagu ten per juos žiūrėti. Čia Giorlicės, Gordzelicė, ar ne? Toks plikledis, va čia degaliniai. Pasukite kairėn. Pradėjo naktie šalt. Pasukite dešinėn. Lenkiją pravažiavau normaliai, bet užsišnekėjau ir nežinau, ko čia atvažiavau. Aš atvažiavau AdBlue užsipilt. Nežinau, kaip per Vokietiją bus važiavimas. Aš įsivaizduoju, kiek bus avarijų. Lietus su sniegu ir šala. Čia bus žiauru. Jau yra žiauru. Vokietijoje irgi kala lietus, tai žiauriai. Tik tas guodžia, kad 0 laipsnių. Nėra minusinės. Kol kas. Tai galima nor 102 važiuot tą savo fiksuotą greitį. Na tai ką, štai mūsų Leipzigas. Labai seniai buvęs Leipzige. Oi, kaip seniai. Labas rytas. Ieškau patekimo į teritoriją. Čia tokios teritorijos, tai mano kaimo dydžio. Ir prie vienų vartų, ir prie kitų. Jokių mikrofonų, jokių skambučių, nieko, uždaryta ir viskas. Vis tiek rasim, kitaip nebus. Vienu žodžiu, čia prie 2 vartų atvažiavau. Ten prie 4 neįleido mane, čia prie 2 atvažiavau. Sako, važiuok prie 1. O kur tie pirmie? Čia tokie, sakau, tokios teritorijos, kad... Išsukite į dešinę. Jis man ten maždaug aiškino, bet nežinau. Nežinau, kaip čia man seksis surast. Bet ieškosim. Nu, vienu žodžiu įsikroviau. Bet čia vargo vakarienė. Kol susiradau iškrovimo vietą ten. Nu, vienu žodžiu. Ašgi kai visada apsiverkęs iki klupščių. Bet pirmas kartas mano praktikoje dirbant šį darbą, kad nepasirašytų ant CMR. O čia tai pirmas kartas. Net darbdaviai mano nustebo iš tikrųjų. Išrašė tokį, vienu žodžiu, tokią kaip sąskaitą, faktūrą, kažkas tokio. Prie stop ženklo visada sustoti reikia. Yra eismas ar nėra. Važiuojam į sekantį mes išsikrovimą.
Sekantis išsikrovimas už 350 km. Tai taip, kad neliūdėkit, nepabėkit, kelionės nuotykiai tęsiasi. Regensburg. 93 kelias. Eisim į išvietę. Ar žino tokį žodį išvietė? Tualetas. Beveik atvažiavom. Beveik. Dar 10 kilometrų. Iš tikrųjų, toj Vokietijoje tai kur tik nebūta. Bet čia man atrodo, kad aš pirmą kartą. Bent net gaminu, kad čia būčiau buvęs. Priekyje išvažiavimas. O koks kanalas. Jau čia šiuo reiso adresynai, tai neduok dievuliau. Nieko nėra, nei apsauginių, nieko. Į numerius neatsako niekas, kol kažką pasigauni. Tai gerai, kad rusakalbius pasigavau, tai čia kažką nukreipė. Tiesą sakant, nežinau, kur važiuot. Išsikrovėm, užsipylėm kuro ir važiuojam iš Kaukazo į Berlyną tiesiai vokiečiui į kur? Nežinau, man netinka ten. 502 kilometrai iki Berlyno. Prasideda kamštukai, piko valandėlės. Nu tai ką, Berlinėlis? Kairėje. Tada važiuokite greitkeliu. Seniai būta jau Berlinuke. Seniai. Aštuoni kilometrai iki galutinio tikslo. Šiaip tai abejojau, važiuoti ar nevažiuoti į miestą, žinot, nežinau, ar nakvynę rasiu. Kažkur atsistot ir visą naktį. O kita vertus, tai jeigu kažkur prieš 30-40 km prieš Berlyną stot degalinėj, tai paskui labai anksti ryte reikia keltis. Už tai, kad čia tokie kamščiai. Tai 40 km kokią galima važiuoti. Kitą kartą galima ir 2-2,5 valandos. Tai geriau rizikuot, gal tada iki vietos važiuot. Ir vis tiek kažkur tai rasiu. Ale, siauros tos juostelės. Šitui tam busui įkalsiu, man atrodo. Viskas, daugiau niekur nevažiuoju, čia stoju, man čia 2 kilometrai likę. Ir prie pagrindinio kelio kažkur tai sustojimas, tai neapsimoka man ten giliau lyst. Gerai, nepabėkit. Labanakt. Labuką rytuką. Nu ką, žiūrim ką turim. Bandom judėt. Judesys normaliai. Tai Berlynas, ne Alytus. Negaliu važiuoti. Fūros kampas neleidžia. Tikrai šiuo reisu papuolęs į tokias gamyklas, į tokias teritorijas. Pasukite kairėn. Kad, nu, yra ką veikti, tiesiog pasakysiu taip. Vienu žodžiu, tokios nesąmonės čia neiškrauna. Sako, tave turi ten skaneriuoti, tikrinti, turi važiuoti ten. Ai, vienu žodžiu, aš prasikeikiu, kaip atvažiuoju į tokias gamyklas, aš prasikeikiu.
Visi keikėsi, žinau, čia dabar su furistais kalbėjau, tai sako, neduok dievuliau. Žiūrėkit, lapės, eik tu savo. Čia tai geras. Ką jos čia daro? Susirakinę? Jo, susirakinę. Jo, matot, kas darosi? Susirakinę lapės. Eik tu savo. Aišku, vėl nežinau, kaip čia baigsis viskas, bet neturiu laiko stebėti. O, žiūrėk, dar pjaunasi abidvi. Važiuokite į rytus. Tada pasukite kairėn. Gerai, nėra laiko čia žiūrėti į tuos cirkus. Tai vienu žodžiu, reikia dabar išvažiuoti iš teritorijos, važiuoti, užregistruoti krovinį. Gerai, va šitas va priekį Lenkas, kur, čia ne Lenkas, iš tikro rusakalbis, bet labai fainas žmogelis, tai jis man paaiškino, jisai jau buvo ten. Tai vienu žodžiu, važiuojam, užsiregistruosim. Ir tada pagrįšim atgal vėl. Mažiau blogų emocijų ir viskas. Tik tiek, kad, nervina. Pirmą kartą tikrai nervina. Pasukite kairėn. Tada pasukite kairėn. Pagaliau šiaip ne taip susitvarkiau tuos dokumentus registracijos. Jeigu taip atvirai, tai dar neturėjau tokių keblumų įsikraunant. Žinau, kad pirmą kartą tai būna visada kažkokių nesąmonių, be jų niekaip. Viskas po visų išsikrovimų, po visų darbų, šiandienos darbų. Važiuojam dabar, žinot, kur važiuojam. Važiuojam ten, kur jum tiltą tą Šongau filmavau. Tai reiškiasi čia atstumas 666. Aš tai netikiu ten jokiais prietarais, tokiais ten kaip skaičius 13, ar ten, kad ir dabar sakiau, 666, ten kažkoks, šėtono antikristo ženklas. Tai vienu žodžiu, man tas negalioja. Ką, ir vėl įsuksim į greitkelius, autobanus. Išsukite. Ir Važiuokite greitkeliu. teisingai, tėvai. Važiuosim greitkeliu. Čia ši vieta gal lygiausia Vokietijoje. Gal ir geresnių yra, nežinau, bet čia gerai tas nutiestas kelias. Čia nuo Berlyno atvažiavus iš 115, kada įsilieja į 10. Labai smagus kelias, 4 juostų. Aš galvoju, kad čia. Jos taip būna pakavota, tos tankpūlo degalinės, kad žiauriai. Matau cisterną. Čia privažiavimas tai geras. Vienu žodžiu, adeblių nėra. Nors kuro būtų. Koks fainas tiltas. Labai panašus kaip pas mane kaime. Irgi toks pats. Lygiai. Jie tikriausiai nukopijavo nuo mano kaimo čia projektą. Gražus, ne?
Prašom, nėra už ką. Žinot, pasakysiu, kad man 9-uku visai patinka važiuot. Kažkodėl tai smagiai ir minkštai važiuojasi, nežinau. Šone Miuncheno, kada važiuoji, tai čia, jeigu ant piko valandų pataikai, tai kamštynai žiaurūs. Mažai košės valdžiai. Čia mes visi tokie gražuoliai, žinai, iš kapinių. Kaip šauniai kolega darbuojasi. Tik tai, aš šiandien praeitą, žinai, mikripą, tai ta užuolaida vairuotojo pusė buvo, ne šitoje. Vairuotojo dar patogiai, žinai, tik iš mikripą. Štai ir viskas. Ir dabar 600 km iki Zgorzelieco. Labas rytas, gerbėmieji! Taigi matėt viską, pasikrovimą. Viskas, esame tam Šongau miestelį. Miestelis čia. Ir važiuojam link Görlico, Zgorzelieco. 600 km, kaip ir sakiau. Gero ir minkšto mums kelio. Oi, koks dangus gražus, gražus, gražus. Čia garantija, kažkur prieš Vroclavą avarija yra. Nes jau va kokią 20 minučių kamščiuose velkamės. Jo, va rašo, kad avarija pojazdų. Na pašė. O, kurgi ta avarija? Oi, blemba. Beveik 2 valandas 5 kilometrus važiavom. Kokia čia avarija? Ten pakaba jo sulūžus ar, nežinau, kažkas tokio. Matot, kaip būna. Va dėl tokio atrodo nereikšmingo incidento 2 valandos. Jo, čia kelionė atgal man gaunasi nuovargis. Čia moralinis nuovargis. Aš taip ir nesupratau, kas čia buvo. Ar čia kamštis, ar čia avarija, kur, ar čia vienu žodžiu. Likau nesupratęs. 2 kilometrus nuvažiavom, vėl kamštis. Čia tai išvis. Sustojom ir stovim. 10 minučių stovim vienoje vietoje.
ten visi pradėjo lėkti po prieš tai buvusio kamščio ir matomai susitrenkė kažką. Įsijungiau pažiūrėti žemėlapius, tai vienu žodžiu, čia biškį toliau pavažiavus avariją. Tai jo, taip ir yra. Čia pradėjo lėkti visi po to kamščio ir kažkas susikalė. Dar dabar tik greitoji nuvažiavo, o mes jau 40 minučių kaip stovim. Pusantros valandos jau stovim čia. Dar viena greitoji. Čia nelabai yra kur trauktis. Dar viena greitoji. Nu ten tai tikrai rimta avarija kažkokia. Na mes pajudėjom, aš matau čia kažkur biškį norėčiau kažką nufilmuot. Kas čia buvo? Busui, gal pastebėjot, tą buso galas visas suvarytas, bet ten kažkas dar rimčiau tikriausiai buvo. Vienu žodžiu, ten 2 valandos ir čia 3 valandos. 5 valandos. Aš jau buvau pradėjęs truputį snaust. Nu, yra kaip yra. Ką dabar darysi? Ten žmonėm didesnės nelaimės negu mūsų laukimas. Čia Vroclavo tiltas. Dabar tik tiek galvoju, kad visi, kai pradės lėkti kaip išprotėję, kad vėl kur nor kažkas kažkam neįkaltų. Labas rytas, brangus bičiuliai, bičiulės, bičiulyčiai ir bičiulytės. Esame Budžisko, Kalvarijos pasienį. Žinokit, man tas vakarykštis kamštynas tai moralinį stresą įvarė. Tiesiog pavargau sėdėti aš ten ir mašinoj, bet ne tai noriu pasakyti. Noriu pasakyti, kad numigau gerai. Ta vilkiko vairuotoja pastabdė. Mane praleido ta pareigūnė, o ta pastabdė. Man atrodo, su alkotesteriu ten lygtai nuėjo, gerai nepastebėjau. Tai va, numigau partiją. Ir visai kitas žmogus, žinot. Nu, tie, kurie važiuoja ilgas kelionės, žino, kad be poilsio važiuotai yra truputį, ne tai, kad sudėtinga, bet tiesiog, kaip aš sakau, atsijungęs smegenėlės ilgiau pavažiavus. Gali pradėti ir vaidentis, ir t. Tai va. Dar vieną kitą kadrą užgaudysim ir baigsim šį reisiuką. Ar patiko jums šis reisas? Patiko, žinau. Labai esu, žinokit, dėkingas aš jums už komentarus, dėkingas už peržiūras. Nors tų peržiūrų nėra daug, bet aš vis tiek jums esu dėkingas. Ašgi nesiekiu kažkokių rezultatų, nesivaikau. Man užtenka tiek, kiek jūs man duodat. Tegu ten būna 500, tegu ten būna 2000. Man smagu, žinokit. Man tikrai smagu. Smagu ne tik savo kurt, bet smagu žinot, kad kažkam irgi dar įdomu. Va. Gerai, važiuojam tada degalų. Ir važiuosim į Kauną įsikraut. Oi, čia dar daug darbų šitoj muitiniai laukia. Daug. Jau kiek daro ir dar kiek darys. Bet muitinė bus gal viena tokia iš kietesnių Europoje. O gerai, jau čia Sergeičikuose
jungia tą šviesoforą. Čia žiedą daro. Alytus arba Alytus skamba išdidžiai. Tai, brangieji, aš jau vieną koją namie, taigi norėčiau atsisveikinti su jumis, bičiuliai, bičiulės, draugai ir draugės. Susiklausysime, susirašysime, susižiūrėsime sekančiame video. Linkiu jums visokieriopos sėkmės, jums, jūsų artimiesiems, giminaičiams, draugams, visiems, kas žiūri, nepamiršta ir prenumeruoja. Ate!